Šiandien su mumis trenerė, mitybos konsultantė Sigutė Stulpinienė. Nepriklausoma partnerė vienoje iš pirmaujančių tarptautinių kompanijų veikiančių subalansuotos mitybos srityje. Labadiena, Sigutė, malonu tave čia matyti. Labas, Rima. Man irgi labai malonu, kad pakvietei. Smagu. Pakalbėsim apie taip daugelio nemėgstamą tinklinę rinkodarą. Taigi, noriu paklausti, kiek metų pati esi būtent tinklinės rinkodaros versle? Iš tikrųjų, tai ir daug, ir kartu mažai. Nes jeigu tai pradėt nuo pačių pradžių, tai su tinkliniu marketingu draugystė prasidėjo dar mokyklos laikais. Man buvo tikriausiai gal, nežinau, 14-16 metų tame tarpe. Ir tuomet, kaip ir visoms paauglėms, labai rūpėjo kosmetika. Tai kaip dabar atsimenu, tai ta pirmoji tinklinio marketingo kompanija, su kuria draugavau, tai buvo Avon kompanija. Ir tuo metu, kaip dabar atsukus laiką, tai suprantu, kad apie tinklinį marketingą iš tikrųjų nesuvokiau nieko, nesupratau, kas su kuo yra valgoma. Ir vienintelis dalykas, kurį supratau, tai kad aš galiu įsigyti produktą, kuris man patinka mažesnė kaina. Vėliau atsirandantiem klientam supratau, kad galima man užsidirbti ir aišku, tą kosmetiką savo įsigyti nemokamai, tai reiškia, tais uždirbtais pinigais aš tiesiog galiu pasidengti dalį tos sumos ar ten visą sumą. Tai pagrindinė klaida, kurią aš dariau tuo metu, tai buvo tas šiukštu niekam neleisti registruoti ir pirkti patiems pigiau, nes kas iš manęs tada pirks. Tai čia buvo tos pirmos tokios pamokos ir tas toks ilgas laikas, tai jeigu jau nuo to laiko skaičiuojant, kada aš pradėjau draugauti, tai buvo, tai 20 metų. Jeigu jau apie tą tikrą buvimą kartu su tinkliniu marketingu, tai kažkur taip apie iki 10 metų, nes dabar su kompanija, kuria dabar esu, tai yra beveik 6 metai, kada jau aš po truputį, kaip sakau, pradėjau įsisąmoninti, suprasti, kas yra tas tinklinis marketingas, su kuo jis yra valgomas. Tai tas kelias toks įdomus ir tolimas nueitas, bet sąmoningo buvimo nėra tiek ir daug. Aha, aišku. Bet dabar, pavyzdžiui, jau kai praeini kažkokį tai etapą pažintinį ir ten ar suvoktas jis ar nesuvoktas tas tinklinis marketingas ir galiausiai ar sąmoningai ieškojai būtent šios kompanijos, tarkim, veikiančios tinklinės rinkodaros principų, ar tiesiog atsitiktinai, kaip būna dažnu atveju, kažkas pakvietė į prezentaciją, kažkas pasiūlė produktą ir kaip atsitiko, kad likai būtent ilgą laiką šioje kompanijoje ir tęsi savo veiklą? Konkrečiai su šita kompanija, tai aš jos tikrai sąmoningai neieškojau, nes prieš ją irgi draugavau su kita kompanija, kuri tokių produktų neturėjo. Ir šita kompanija mano gyvenime atsirado, kaip sakau, pačiu tinkamiausiu laiku, kada jos neieškant atsirado mano gyvenime žmogus, tai yra treneris, pas kurį ėjau būtent dėl sporto, bet kartu, kadangi tai yra neatsiejama mityba ir sportas, tai yra dvi, kaip sakau, tos stebuklingos piliulės siekiant bet kokių rezultatų, ar tai būtų svorio mažinimas, ar tai būtų raumens auginimas, ar kitos kažkokios tai problemos sprendžiamas. Tai tada taip gavosi, kad išsikalbėjom ir man pasiūlė pagal mano norimo pasiekti rezultatą produktą. Tai turbūt čia toks įžanga į atsakymą, kodėl pasirinkai būtent Herbalife kompaniją, ar ne? Taip, pasirinkau būtent dėl produkto. Ir kokias problemas galima išspręsti su šios kompanijos produktais? Kuo ji yra ypatinga, naudinga? Programų tai yra net 15.
Tai tikrai kiekvienas gali rasti, bet tos tokios pagrindinės, kurios dažniausiai yra ir internete visur reklamuojamos, tai yra pusryčiai ir svorio mažinimo programa. Bet realiau man kaip treneriai tai labai svarbi yra sporto programa, yra raumens auginimo programa, taip pat susiduriu su vis daugiau ir daugiau klientų, kurie skundžiasi virškinimo problemomis. Tai tokios vienos iš pagrindinių programų, kurios yra naudojamos, bet tikrai yra iš tų 15 galima ir odos problemas, galima ir tiesiog užkandžių, kas ieško sveikų alternatyvų, nes visgi gyvenam tokiam pasaulyje, kur viskas skuba, lekia ir mes ieškom tų sveikų alternatyvų, kaip savo palengvinti gyvenimą. Tai žodžiu, taip suprantu, yra sudarytos programos, kad tu ateini į kompaniją ir tu gali iš karto pasirinkti jau viską subalansuotą, nereikia pačiam vartyti ten kažkokių tai skaityti aprašymų, kad aha, šitas produktas tiks tam, ar viskas yra subalansuota. Tai turbūt aš šiaip tai pirmą kartą girdžiu, kad vat, būtų taip ir šitiek daug programų 15, kaip pati sakai, nes dažnu atveju būna... Taip, viskas... Taip, viskas yra paruošta ir tas programas tikrai galima savo pasirinkti. Jau detaliau, jeigu reikia, tai tam ir yra konsultantas, kuris jums padeda papildyti kažkokiais tai produktais. Nes, kaip žinia, žmogus neteina vien tik tai su virškinimo problemomis. Jeigu yra virškinimo problemos, tai jau dažniausiai būna, kad toks žmogus ir tų pačių užkandžių neturi arba turi prastus, ir tų pačių, tarkim, pusryčių neturi, ir antsvorio problemos yra. Žodžiu, viena kita nėra taip, kad yra tik vienas kažkoks nusiskundimas. Tai yra tas vienas nusiskundimas dar pagimdo daug nusiskundimų, kuriuos galima išspręsti. Bet čia jau tada reikėtų ir konsultanto ar specialisto, kuris jums padėtų pasirinkti tinkamai tuos produktus. O kompanija, jinai yra tiesiog surūšiavusi, sudėjusi, kad tai problemai rekomenduojam pasirinkti tuos produktus. Tai vystant verslą su šia kompanija labai patogu, nes jau yra, kaip pasakyti, viskas paruošta. Jau konsultantui daug labai yra, kaip pasakyti, pagalbos, kad jam pačiam nereikėtų mokytis papildomai, kaip ką subalansuoti. Puiku. Iš šitos pusės taip, iš kitos pusės tai mano nuomonė reikia mokytis, nes vien tik tai produkto tikrai nepakaks, nes, kaip sakau, ir kartais pasijuokiam su klientais arba net ir internete randi tokių išsireiškimų, kad nustojau ten gerti kokteilį ir pradėjo man svoris augti, arba ten atvirkščiai gėriau ir niekas man čia neįvyko jokio tai stebuklo, jokio rezultato. Tai visą laiką žmonėm ir sakau, tai nėra kažkoks stebuklas, kur jūs išgėrėt ir viskas, čia ir dabar sulieknėjot, arba čia ir dabar užsiauginot raumenų. Tam reikia subalansuotos ir sveikos mitybos, o Herbalife produktas tai yra tas pagalba, kur jums padės tam tikrais atvejais, kai jūs, pavyzdžiui, nespėjat pavalgyti, nežinot, ką pasirinkti, nežinau, geriau išeinat alkani, negu ten skiriat laiko pavalgyti. Tai tada galima įsikomponavus į tuos kitus jūsų valgymus pasiekti puikių rezultatų. Ačiū. Na ir dabar, kas pačiai labiausiai patinka būtent tinklinės rinkodaros versle, o gal kas nepatinka, tiesiog bendraja ta prasme, kad ne viskasgi čia rožėm klota, kad atėjau ten porą valandų padirbau ir jau turiu puikius rezultatus būtent tinklinės rinkodaros versle. Kas tau patinka šiame? Man asmeniškai patinka, kad aš galiu dalintis tais atrastais dalykais, kuriuos aš atrandu, tai yra šiuo atveju tas produktas, kuris man patinka ir aš nuoširdžiai turiu savo nuomonę ir jie galiu pasidalinti, patarti žmogui arba nerekomenduoti vieno ar kito produkto, nes, kaip žinia, visos kompanijos turi vienokių ir kitokių produktų, kur yra labai geri ir yra tie, kurie tau netiko. Tai ir čia gali būti, kad kažkuris produktas netiks, tai viskas yra normalu. Tai man patinka
tuo dalintis, patinka padėti kitiems žmonėms jaustis geriau. Ir iš tikrųjų didžiausia dovana ir yra ta, kad kai aš galiu matyti to savo kliento pokytį į gerą pusę, tai yra kada jisai pradeda dėkoti, kad žinai, va dabar aš jaučiuosi labai puikiai, aš esu tau dėkinga, ar ten dėkingas už tai, kad man padėjai išspręsti vieną ar kitą problemą, su kuria ilgus ten metus nesusitvarkiau, neradau to būdo lengvo ir paprasto. Yeah. Na ir kaip prie viso to tu dar gauni ir atlygį už tai, kad daliniesi, tai ar gali būti geriau. Nes tas dalinimasis, na mes jeigu atkreipsim dėmesį, tai visi mes dalinamės. Dalinamės, kad ten, nežinau, Maksimoj radom kažkokį tai produktą, dalinamės, kad kažkur internete radom kažkokį tai produktą ar paslaugą, kuri mums patiko. Tai va čia tuo man ir patinka, kad ten, kai mes pasidalinam, už tai negaunam atlygio. Čia mes gaunam ne tik tai tą rezultatą, kuris džiugina mane asmeniškai, bet dar gaunu ir tą finansinę išraišką, kuri man irgi yra kaip paskata dar labiau stengtis. Na taip, tai yra irgi svarbu, tai yra dalis verslo. Dabar pati esi pavyzdys, kaip galima tinklinės rinkodaros žodžiu, veiklą ir savo profesinę veiklą apjungti ir iš to turėti, žodžiu, rezultatus. Ir kaip tu manai, ar toks veiklos modelis padidina tavo kaip ekspertės profesionalumą ir naudą suteikia tavo klientams ar tavo komandos nariams, kaip vat šitas, nes čia yra labai, kaip pasakyti, toks labai gražus modelis, kada tu turi savo pagrindinę veiklą ir dar prie to pridedi būtent tinklinės rinkodaros kompanijos ar produktą, ar paslaugą, ar panašiai. Kaip tau apie tai? Aš manau, kad tą savo profesionalumą galiu padidinti tik aš pati, tai yra domėdamasi, mokydamasis vienoje ir kitoje toj srityje, tai šiuo atveju sporto ir mitybos. Ir mano nuomonė, kiekvienas treneris turėtų žinoti bent jau mitybos pagrindus, nes labai svarbu yra siekiant vienų ar kitų tikslų, juos suderinti į vieną. Ir iš praktikos galiu pasakyti, kad geriausių rezultatų pasieksime tik tai apjungę sportą ir mitybą. Tai iki šiol iš tikrųjų matau, kad tiek internete formuose ar, pavyzdžiui, iš klientų girdžiu sakant, kad bet aš tai numečiau ten svorio, čia vėl apie tą svorį, nes dažniausiai girdžiu, ar be sporto, arba tik su mityba, ten per trumpą laiką aš pasiekiau ir man čia nereikėjo kažkokių tai tų produktų papildomai, arba aš tiek laiko sportuoju ir vis tiek tie man raumenys neauga, niekaip nepasiekiu to norimo rezultato. Tai čia va tokie man, kaip suprantančiai apie mitybą, yra pirmieji įspėjimo signalai, kad ir vienu ir kitu atveju žmogus tiesiog alina save, tai reiškia, jisai sudaro per didelį kalorijų deficitą, sudaro mikro ir makro elementų trūkumą. Tai va tokiu atveju aš turėdama tą puikų produktą, aš galiu papildyti savo tą veiklą ir duoti tam klientui naudos, rekomenduodama produktą, kurį aš pati jau esu išbandžiusi, kurį aš jau 1000 kartų esu įsitikinusi, kad tas produktas veikia, jeigu mes jį tinkamai naudosime. Puiku, puiku. Na, tikrai jau matau, kad kaip pasakyti, žinių turi ir, aišku, šioj srity nuolat reikia savo žinias gilinti, nes be to niekaip. Na ir dabar noriu paklausti, kokių žmonių į savo komandą ieškai, būtent į Herbalife tinklinės rinkodaros verslo komandą? Ieškau žmonių, kurie domisi mitybą, kuriems rūpi pačių jų sveikata, kurie nusiteikia padėti kitiems sveikai ir be jokių alinimų pasiekti geresnių rezultatų. Tai nenorisi tokių žmonių, kurie nori nuolatos augti ir didinti savo žinių bagažą. Nes iš tikrųjų liūdna, kad iki šiol rinkoje vis susiduriu ir pati, ir girdžiu iš tų pačių
klientų, kad vis dar yra tų tik pardavėjų, kuriems aktualu yra tik parduoti produktą, neteikiant jokių konsultacijų, neturint jokių žinių ir nesuprantat, kas tai yra, kurie net kartais būna net patys, net nevartoja to produkto. Tai va tokių žmonių vengiu ir nenorėčiau savo komandoje, o noriu tų profesionalių žmonių, kurie tikrai nuoširdžiai dalintųsi žiniomis savo, augtų ir na, tą produktą turėtų kaip pagalbos priemonę padėti kuo daugiau žmonių. Na ir manau, turbūt norėtum irgi į savo komandą tokio žmogaus kaip tu, kuris irgi galbūt užsiima sportinė veikla, veda treniruotės ir jam būtų irgi labai gera pagalba žinoti apie produktą ir apie jo naudą, būtent suderinant su trenerio veikla, ar ne? Taip, būtų tikrai labai smagu, nes tiesiog smagu pasidalinti tada žiniomis, vis tiek vienas iš kito sužinom kažką, galim, nes idėjų turiu tikrai daug, tai su tokiu žmogum būtų galima toliau ir vis daugiau vystyti tą veiklą plačiau. Tai dabar sakyk, kur galima tave rasti, jeigu kas susidomėtų, vat, būtent Herbalife produktų ir tavo paslaugomis, kur tave rasti, kaip pasiekti? Tai mane galite rasti Facebook'e pagal vardą pavardę Sigutė Stulpinienė, taip pat galite užeiti į Facebook'e mano puslapį Geriausia tavo versija, galite rasti Instagrame Sigutė Sportas. Tai turbūt tie tokie pagrindiniai šaltiniai, per kur mane tikrai lengvai ir paprastai rasit. Šiaip tai bus visos nuorodos įkeltos, pasidalinant mūsų šitą informaciją šiuo video. Tai ką, labai dėkoju tau, Sigutė, kad pasidalinai savo patirtim ir neši tą žinią profesionalumo ir etiško, kaip sakant, veiklos modelio. Ir linkiu tau kuo geriausios sėkmės ir atrasti puikių lyderių į savo komandą. Ačiū tau labai. Ačiū ir ačiū, kad pakvietei. Na, iki kitų susitikimų. Iki.